Sveiki gyvi. Praeitą savaitę mes išmokom, įvaldėm mūsų while ciklą ir šiandien aš noriu išmokyti kitokį ciklą, kitokio tipo ciklą, tai yra for ciklą. Daug apie jį nešnekėsiu, tiesiog šoksime į mūsų kodo editorių ir ten viską parodysiu. Tarp kitko, for ciklas mano mėgstamiausias. Kodėl jis yra mano mėgstamiausias? Na, tai labai paprasta. Dėl to, kad jisai sutaupo mūsų kodo eilutes ir jis yra daug mažesnis ir daug mažiau vietos reikia, kad jisai būtų aktyvus. Atsiprašau, truputį sirguliuot, man atrodo, norisi. Taigi, kaip dabar tas ciklas turi atrodyti? Iškart pasirašom for. Na ir kaip while, esmė tame, kad sintaksė tokia pati, tik tais priekyje mes neprisiskiriam jokio integer, mūsų kažkokio tai kintamo. Mes tai pasidarysim čia. Ir mes turim prisiskirti integer. Integer tebu nebūna c, ar ne? Ir čia mums reikia nurodyti, nuo ko pradėsim skaičiuoti nuo 0, nuo 1, nuo 50, kaip praeitoj pamokoje pamenat. Taip, sakykime, galbūt pradėkime nuo vieneto, tada reikia dėti kabletaškį. Toliau, mums reikia kažkokios sąlygos, kažko tokio, dėl ko mūsų ciklas veiktų. Tai paprasčiausia vėlgi, mūsų ciklas veiks tol, kol mūsų c bus mažiau už 100. Arba mažiau, arba lygu už 100. Ir vėl mums reikia kabletašką. Ir dabar reikia mums, kad prisidėtų po vieną skaičiuką, kaip sakant, didėtų po vieną ir kad skaičiuotųsi gerai nuo 1 iki 100. Tai labai paprasta, mes šitą irgi mokame. Tiesiog C++. Ir mūsų ciklo viduje, kūne, reikia įsirašyti, sakykime, siautą, kad mes matytume mūsų C kintamojo kažkokį tai rezultatą ir pabandom pasileisti. Gerai, čia yra klaidelė, man šito nereikia, tiesiog mes atskiriam. Jeigu dar kažką po C++ rašyčiau, tada man reikėtų kabletaškai, dabar man jo nereikia. Gerai, pasileidžiame dar kartą ir vėl klaida. O čia aš neuždėjau šitą. Kaip minėjau, aš šiek tiek sirguliuoju, tai mano akyse mirga marga ir aš darau klaidas. Gerai, kaip matote, paskutinis skaičius yra 100, po 1 mažėja ir viskas prasidėjo nuo vieneto. 1, 2, 3, blablabla ir taip iki 100. Aš turiu dabar iš tikrųjų nuskopijavęs mūsų while ciklą. Aš tiesiog noriu parodyti, kaip jis atrodo. Štai taip atrodė mūsų while ciklas. Ir štai taip atrodo mūsų for ciklas. Kaip matote, vietos tikrai susitaupė ir dar noriu parodyti, kaip galima mums pakoreguoti, sakykime, mes galime nebūtinai skaičiuoti nuo 1, kaip ir minėjau, kad ir nuo 50, sakykime, ar ne. Skaičiuoti iki 100, kol bus mažiau arba lygu 100, čia galim palikti, arba galim, sakykime, iki 110, kol bus mažiau, sakykime, 110, ir galim pridėti nebūtinai po 1, galim pridėti po, sakykime, 10, ar ne? Tegul skaičiuoja kas 10. Pasileidžiam ir kaip matote, 50, 60, 70, iki 100. Nes 110 jau yra lygu 110 ir kadangi aš lygų panaikinau, tai skaičiuoja tiesiog iki 100, nes 110 yra lygu 110 ir tai tikrai nėra mažiau 110. Ir kaip praeitoje pamokoje mokinau, šitą visą variantą galima labai paprastai supaprastinti. Iki tokio varianto. Ir mes turėtume matyti viską lygiai taip pat. Nuo 50 po 10 iki 100. Štai taip atrodo mūsų ciklas for ir jis yra tikrai mažesnis. Tai yra tik 3 eilutės vietoje 1, 2, 3, 4, 5. Vietoje 5 eilučių, tai reiškia sutaupom 2 eilutės. Ir man for yra daug mielesnis širdžiai ir iš tikrųjų skirtumas koks tarp jų, būtent jo parašymas, nes tiek for, tiek while ciklai atlieka lygiai tą patį.
Taigi čia yra tiesiog skonio reikalas ir jums rinktis, kurį naudosite ciklą, ar for, ar while. Bet nepamirškite, kad ciklai neapsiribuoja tik for ir while, yra ir dar. O apie tai mes pašnekėsim kitose pamokose. Galbūt penktadienį, o galbūt ir ne. Pamatysim tik tais, kai ateis laikas. Taigi susitiksim penktadienį ir sužinosit, ar mokinsiu sekantį ciklą, ar kažką dar su for padirbėsime giliau, plačiau. Taigi iki penktadienio.